Žodžiu, atsikeliam iš ryto ir Ignas tokių muzonam lemba leidžia. Tu baig, aš noriu leist, ką noriu leist. Palauk, kitą paleist. O žodžiu, pailsėjo, normaliai pabuvoja, dabar varom. Kaip jautiesi, Ignai? Aš noriu valgyti, ne, aš žinai, ko noriu, man reikia, aš noriu kuro visai. Kuro, golfesteris nori valgyti. Į džagalinę! Važiuojam įsibilti dyzelino! O kaip čia pilt reikia? Yra popierius kažkur. Laiko ranka. Čia yra popierius kažkur. Net. Selezionare l'erogatore sullo schermo. Visi kaip visi kalba. Nu tu stabdai nahui. Duchas. Kaip dėjo per ištisinę lemba posakį be nieko. Kiek per autostradą važiuojant, smagiai gali pamatyti vaizdų. Aš visą laiką saulę tai va, daugiau va. O, kem šeštas, o taip, lenkiam kem šeštuką. Ir jisai dabar sakys, porkė! Įdomus žmogeliukas. Ai, čia Kermit the Frog, man atrodo. No. Aš atsakiau Šrekas. Šrekas. Kiekvieną supistą dieną, supistą valandą, aš matau tavo veidą, supistą dieną. Tai va ir daina, žinok. Na, draugas. Vėl aš čia nekenčiu. Lopas kažkoks. Kam tu ant to arbūzo sėdi, prišyksi dar? Nafik reklamuot vaiką su arbūzais. Ir šiaip su vaisiais ir daržovėm. What the fuck, nu? Child abuse. Man tai jis nepatinka iš savo veido. Jis jaučia dabar užaugęs ir taip pat atrodo dar. Jis jau atrodo kaip dėdė, blėt. O amžius tarp 50 ir 1. Nesveikas jisai kažkoks. Su kojinėm, su kojinėm, su kojinėm. Su kojinėm. Baltas kojinės tam ir skirtas. Negalim šiukšlinti. Ta daina tokia ironiška, žinai. Kodėl? Kokią kekę nusi. Va, paimti mane, kol aš tą padarysiu. Italija. Jaučiu jos nesubrendusios dar ir nesunokusios. Eina savo, kaip šitas iPhone'as prastai filmuoja, iš tikro. Tamsoj.
Tik į Austriją tos kalnus, kai važiavom, tai pirmas, antras bėgis daugiau neišėjo jungti. Vien tik tai tos naktinės švieselės. Man tai patinka, kad čia yra atbulinis voštuvas, žinok. Nes čia nereikia iš karto į papadėpti. Čia iš karto atbulai taip neišeina oras. Nais, ne? Nais. Šitą dėsiu prie burnos, netoli, kad apdriukai. Naktį reikės biškį papumpuoti. Kas nori parūkyti, prisijungs Ignai. Ignai, rūkysi? Blet, koks entuziazmas. O va. Aš kai supratau, kad mes galime, bet tik kažkur trečią, ketvirtą. Labas, Sinirkai. Flešiukai, labas. Labas, flešiukai, labas. Pilvą, važiuoju aš į ligoninę. Gavom progą pailsėti autentiškam kaimelį Italijoje, paragavom itališką maistą, išilsėjom, o dabar kelionė bus atgal į Lietuvą pro Prahą. Tenka dainom. Eikit ieškoti tualetos įsikakų ir Kasandrą. Važiavom į Šveicariją, gaila nestosim, nes lyja kaip iš kibiro. Važiuojam per tuneliukus, važiuojam per kalnus, judam atgal į Lietuvą. O rytoj jau Lietuva laukia mūsų, atvažiuosim, atskrisim vėlų vakarą. Ir bus matyt, aš tai dar būčiau liks, bet jau pavargom. O, kas žemaitiška, aš tada būčiau liks, bet mane reikėjo jau važiuoti. Pavarg. Važiaut reikėjo. Važiaut. Pasiekėm Italiją, net nespėjom užfiksuoti, kiek šiaip džiaugiamės, bet tuo pačiu ir buvo toks faina, jei. Realiai mes te pamatėm tik Veneciją, iš tikrųjų. Mes tik Veneciją pati kelionė buvo labai faina iš tikrųjų, nes mes pamatėm, tikslas buvo Italija, bet pats procesas iki Italijos buvo žiauriai smagus. Svarbu, pamatėm, damn! Pamatėm kalnus, pamatėm Vieną, kad dar Bratislavą pamatėm Varšuvą. Mes daugiau pamatėm negu kad į Italiją jaučiu. Realiai mes Veneciją pamatėm, bet ir tai aš pasiklydau tiesiog ten, nes ten labirintai visiški. Ir ten nors esi GPS-o eini, tik išjungi, tik įdedi į kišenę, po 5 minučių žiūri, tu kitam vapšė krašte atsidūręs jau, žodžiu. Sudėtinga yra ten, šiaip, tikrai įspūdis yra didelis, nes aš pirmą kartą Italijai norėčiau dar kartą grįžti, bet jau šį kartą
jeigu į Milaną, tai tik su lėktuvu, jeigu į Romą, tai tik su lėktuvu. Šiaip pasivažinėt, pakempinti gražiuose vaizduose ir panašiai. Su gražiais vaizdais pakempinti turėjau omeny, tai su mašina smagu būtų, bet reikia šiek tiek pasiruošti ne tik daiktus, bet ir pasiruošti morališkai ir psichologiškai. Nes buvo. Iš tikrųjų labai daug gali pobūdžio pasidaryti tų tripų visų, nes vienas pobūdis būtų skirti po 3-4 dienas dideliem miestam ir gal pasirinkti vieną šalį, keliauti per didelius miestus. Kitas būtų važiuoti su kempingais ir žiūrėti tokių vietų, kurios yra labiau atskiros nuo visų tų turistinių vietų. Dar yra variantas visada pasirinkti kaip apleistus pastatus, važiuoti ir grinai juos ir taikyti iškart. Yra visada variantas, kaip ir mes pastebėjom, kad Italijoje mes viešėjom vienoj, galim sakyti, nepopuliarioj vietoj miestelėje. Ir nuo to miestelio ten irgi yra viešbutukų, irgi viską gerai idėja, kad keiti ir važiuoji per mažus miestelius. Kaip jautiesi? Tamsu. Tik tiek? Tik tai tamsu. Ar tikrai? Jaučiu ramų. Pamatė. Kada tu spėjai? Aš spėjau visą laiką tokius dalykus padaryti. Aš negaliu grot su diržu, nes neišeina. Aš vairuoju eilinį kartą su koja. Aš groju su diržu. O tu nenori audinę greičiau paspausti, nes man tenka vairuoti su koja. Oi, tu sau! Kalnai! Pažiūrėk, koks į ten lygys didelis. Ką tu čia filmuoji? Aš norėjau patikrinti, ar nesmirda, ar verta atidaryti langą. Aš tikiuosi, reikės atidaryti langą, nes... Tau biškį. Oba. Tau irgi. Visiems mano bestala. Noriu parodysiu prikolą. Geras, ane? Buvo geras. Aš tai padariau. Dingo, primetė? Dingo. Padarė dingo. Reikia jungti internetą. Kodėl BB's, karočią? Kodėl nesikonektina? Nes vanka. Wanka! Nesakyk, kad tu čia įrašinėjai. Važiavom kažkur Austrijai, ar Linchenšteiną, nežinau žodžių. Greitą eigą važiuosim į Lietuvą. Atsibodo. Važiavom į Burger Kingą, pačią autentiškiausią vietą pasaulyje. Pasėmė maisto, autentiško austriško maisto. Pasėmė chicken wrapą, dabar valgys žmogelis. Šešiolika valandų, optimalus laikas. Žiūrėjom, kad optimaliau yra tiesiai į Kauną važiuoti, dabar esam Austrijai, kirsim Vokietijos sieną ir važiuosim tiesiai į Kauną pro Lenkiją. Turėtume būti jau rytoj penktadienį apie 2-3 valandą. Turėtume būti 2-3 valandą. Sveikas, Aš esu turiu būti apie 3-5 valandą. Blet. Suga. Mano Hesburgerio, blet. Aš išgėriau savo Burger King. Traiškiau taip, kad net apsipyliau. Ai gaila, kad ne zero. Kitaip man dabar lips rankos. Veidui gerai, blet, spogas, kaip jis man vieną. Iš. Aš nežinau, ką norėjau sakyti. Mes važiuojam per labai daug upių. Upių. Taip reikia tarti upijas. Mes tunelyje ir mes važiuojam per upijas.
La la la, labas rytas, štai ir aš vėl bandysiu, kaip vakar, vėl bandysiu tau dainuot. La 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 la. Mano Mercedes. Biškį sustojom, kažkur avarija turbūt priekį autobane, tai jo, dar 10 valandų lygi Kauno, kaip nors gal išeis viską padaryti, grįžti, į ką pasikeisim. Žodžiu, sustojom autobane, kažkur tikriausiai avarija pasidarė ar kažkas tokio, nes nelabai žinom, sustojom, išlipom ir nežinau, kiek laiko mes čia prabūsim dar. Kad, va, po truputį judam. Ir va, po truputį pradėjo judėti trafikas, gal neužsibūsim čia labai ilgai, gal nebus didelis stopas. Tikiuosi nieko labai prasto neatsitiko su kokia avarija ar kažkuom. Ir va, artėjame prie vietos, kur tikriausiai buvo kažkoks susidūrimas, tuoj pažiūrėsim. Ne kiekvieną dieną išlipsi vidury autobano. Visai įdomus experiences. Dabar jau judam. Patinka čia tau tokius manevrus daryti, blemba, ant išvažiavimo. Lopesteris. Eik! Fūra.exe stop working, karoč, eik tu, kas tu negerai, nu, sudaužė, nu, durį, karoč, eik tu nafig. Aušra. Ką to palaikyti, ką tu čia to įsikrauna, nu? Tu nesirikiuok niekur. Ne, baig, blėt, įsirikiuojasi į mane. Eina savo, reik stot, pasisiot, biškį prasivaikščiot, paliamba, čia vyksta. Palaikyk, sako. Tu savo filmuoji švengiam, ne? Tu savo. Visio, stojam, eik, tu, našik, važiuoja greičiau Mostropols tarp Masturbaišom kažkoksai važiuoja. Susinas, o taip, labai gerai. Mirėm, visi mirėm. Paskutiniai 20 km iki Lietuvos sienos važiavom pro Italiją, pro Šveicariją, pro Austriją, pro Vokietiją, pro Lenkiją. Nu ir pagaliau pasiekėm savo tikslą po 20 kelių valandų. Aš piktas nojus atėjau į kambarį daryti tvarkos. O taip, kuris nepasiklojo lovos, aš einu į dušą,
Einu daryt Kasandrą. Eisim į Veneciją, blėt. Einam ten kažkur kitur. Atrakink mašiną, aš nepasėmiau kuprinės. Man atsargiai tos tašės neliesk, nes ten įdėjau trapių daiktų. O da. Pasakė, kai aš jau viską sutraiškiau. Nahui. Jau Lietuva, tai bus Lietuva, jau važiuojam. Aš esu nojus, aš džiaugiuosi, kad mes grįžom. Aš dabar eisiu į autobusą, pasiimsiu kažkokį tais maistą, nes aš valgau kokius 10 kartų į dieną. Ir aš nepriaugu svorio. Ir aš dabar eisiu į stotį, važiuosiu į Mažeikius ir... Į Lietuvą, grįžom po ilgos kelionės, ilgą naktelę gavau. Užpiso mane šitie trafikai, kažkokias nesąmonės, blemba, greičiau vežt mane į stotį, aš ten padirbsiu. Sustojo šiaip pastovėt. Ne, rimtai, žiūrėk, čia nėra ko stoti, jie tiesiog pastovėt. Jūs ant kiek jau esat? Ant kiek jau... Tu... O taip, Ignas. Aš nojus, aš filmuoju Igną. Da, nerimtai, aš noriu jau namo, žiauriai pavargau, blemba. Nes jūs tai esat, aš tiek keiksmažodžių nesu išleidęs, bet per visą gyvenimą savo. Tik vakar ir šiandien, ir užvakar ir taip toliau, bet vis tiek, po... Nu, tada, kaip jauties grįžęs? Biški liūdnoka, kad planavom apie 3 savaitės, bet įspūdžių daug, pamatėm nemažai. Realiai ne kiekvienas per tokį trumpą laiką galite apkeliauti, tai tiesiog džiaugiuosi. Tai va, kelionę baigęs, pasiekėm savo tikslą ir važiuosim namo, čia buvo labai smagu. Čiau. Nojus išvaro, aš lieku Kaune, nes aš čia gyvenu. Tai va, kas žiūrės, tam gero žiūrėjimo ir kada nors dar kažką gal sugalvosim. Čiau.